Tai Birutė pristatė, tai nesakysiu, esu vyras ir 4 vaikų tėtis, dar ir šuniukas yra. O kaip gimė išmani moteris? Mes žiūrėjom, link ko juda visas pasaulis ir link ko juda, kaip moteris bendrauja šiuolaikinės. Tai kas buvo labai įdomu pastebėti, kad toks yra klubas Super Mama, tų klubų dar yra dabar ir daugiau, aibė, kad beveik 400 000 moterų kas mėnesį tenais kažką veikia. Jeigu pažiūrėt, ką tai veikia, jos dalinasi savo patirtimi, bendrauja viena su kita. Visos yra ekspertės, gyvenimo ekspertės, ne? Jos turi kuo dalintis. Ir joms tai yra labai smagu daryti. Švedijoje yra tokie coffee latte klubai, kur moteris rytais, tos, kurios pagimdžiusios tik vaikučius, eina gerti kavos ir dalintis viena su kita rūpesčiais, mintimis, atradimais ir kitais dalykais. Lygiai tas pats, sakė, mes pamatėm, kad daug bendruomenių moteris pačios inicijuoja ir jos turi apie ką bendrauti. Ne? Tai mes sakom, skaičiai įspūdingi, galbūt kažkas smagaus apie tai galima būtų padaryti. Dabar pasižiūrėjus apskritai į statistiką, ne? Moterų statistika per metus apie 30-35 000 moterų pagimdo, eina motinystės atostogų. Ne? Jeigu kalbėti iki 3 metų vaikučių, tai atsiranda dar 63 000 moterų. Jeigu mes pakalbėtume apie jaunas merginas, kurios, sakykime taip, imlios inovacijom arba potencialiai galėtų būti imlios inovacijom ir kitaip galbūt gyventi, negu jų mamos ir senelės gyveno, mes turime dar 146 000. Ir mes turime dar dalį bedarbių, vyresnio amžiaus, miestelių, provincijų gyventojų, kurie tiesiog, ne taip puikiai gyvena. Ir mes mąstėm, o kaip visas pasikeitęs pasaulis ir kaip visą tai galima būtų apversti į kitą pusę. Ir versle mes viską, vadovai, mėgstam visų pirma savo atsakyti skaičiais. Nes skaičiai atsako į klausimą, kodėl tu tai darai. Ar yra prasminga tai, ką tu darai. Kodėl buvo tas esminis klausimas, kuris mus vedė daryti ar nedaryti šitą projektą. Ne, inicijuoti ar neinicijuoti, galbūt taip sakykim, šitą projektą. Ne? Ir mes padarėm paprastą matematinį pratimą. Mes sakom, kad yra 33 000 moterų, kurios yra namų šeimininkės, jaunos, ar bedarbės, ar moteris, motinystės atostogos, ir tai yra tos, kurios prieš tai jūs matėte. Mes pradėjome mąstyti, dažniausiai viskas gyvenime sukasi apie Pareto principą. 80-20. Mes sakom, o ką, jeigu mums pavyktų 66 000 moterų kažkokiu būdu suburti aplink šitam projektui ir kągi jos tada galėtų nuveikti prasmingą. Tai mes pagalvojom, kad tam, kad galėtų išlaikyti moteris balansą, nes Lietuvoje pilną darbo dieną dirba tos, kurios dirba 92%. Reiškia, tik 8% moterų dirba nepilną darbo dieną. Kaip tuo labiau Skandinavijoje jau dabar yra 30% moterų nedirbančių pilną darbo dieną. Mes sakom, turbūt, kad išlaikytų būtų šeimos ir darbo balansas, galėtų dirbti moteris 20 valandų. Ir mes tada perėjom prie skaičių, kiekgi dabar tos valandos kažkur tai taip pat išeina turbūt sėdint Facebook'e, sėdint toj pačioj Super Mamoje ar kažkur tai. Ir kas, jeigu tomis jau įgautomis praktikos žiniomis, būnant pačiom aktyviom tos socialinės medijos dalyviam, sugalvoto, kaipgi tą savo tas žinias galėtų kitaip panaudoti. Tai jeigu netgi Lietuvoje mes paimtumėm tą tokį juokingą valandinį darbo užmokestį, jeigu moteris tiesiog tas valandas paverstų pinigais, tai valstybei tai atrodytų tokia pinigų suma, kuri atrodo pakankamai nemaža, 276 milijonų eurų.
jūs žinote, kad kiekvienas euras, kurį sukuria darbdavys, į valstybę turbūt nukeliauna apie 72 euro centais. Tai dar tiek atsirastų valstybei mokesčių. Tai mes tiesiog žiūrėjom iš tos, kodėl reikalinga, mes sakom, reikalinga dėl to, kad tenais moteris yra, jos gali arba kurti vertę, arba nekurti vertę. Nes mes kiekvienas turim vienodai laiko iki tol, kol mes atsigulėm į motulę žemę. Tai mes patys pasirenkam, ką mes su to laiku darom. Tai va, tai mūsų vienas iš motivatorių buvo apskritai skaičius. Ne? Dabar su Birutė, tą, kai jinai pasakoja, mes turėjom tą filosofinę diskusiją, tokie projektai apskritai jie reikalingi ar ne? Moters kur yra vieta, ne? Tai jeigu žiūrėt, ne, tai viena iš pasaulį pakeitusių inovacijų, tai yra tiesiog 1951 metais sukurta automatinė skalbimo mašina, kuri išlaisvino didelę dalį moters laiko, ko pasekoje moteris papildė darbo rinką. Iki to laiko moteris tiesiog turėjo tam tikras funkcijas, ne? Nežinau, bet jūs šeimoje būtų labai įdomu, kiek čia gali moterų pakelti yra vedusių rankas. Visas vedas. Ištekėjusios, atsipat. Nu vedusios, nu, realiai vis tiek vedate viską, ne? Ištekėjusios. Gerai. Man vat įdomu, gal jūs man padėsite, ar galėtume mes kažkaip tai, ar pavyktų mum yra moteris ir yra vyrai, ar yra kažkokių standartinių darbų, kurios daro šeimoje vyrai ir moteris? Ar galėtume mes sutarti? Yra? Gerai. Kas neša šiukšles? Vyrai. Galiu? Galit? Vyrai, jo? Vyrai, jo? Šiukšles, ne? Patys namuose. Plauna indus. Kas? Gerai. Susiginčiam. Kas už vyrus? Pakelkit rankas. Ne. Kas už moteris? Moteris, ne? Kai sakau, į darblovę buvo moterinis išradimas, ne? O sukūrė tai vyras, dėl savo moters turbūt, ne? Kas eina apsipirkti? Moteris? Moteris? Vyrai? Moteris, ne? Apsipirkti. Uždirba pinigus šeimom. Abu? Ką dar vyrai daro šeimose? Pakuždėkit. Ką? Padangas padeda pakeisti. Sunkius darbus, ne? Baldus patraukti, kai reikia, ne? Sunkius darbus. Ne? Ką dar mes darom? Kas vaikus migdo, vežioja? Abu taksistais dirba? Ne? Abu? Taksistai, galiu parašyti. Nebloga funkcija šių laikų, ne? Visi. Dauguma, jeigu vaikais rūpinatės, tai turbūt taksistais dirba. Taksistas. Galiu parašyti pusę etapą. Ne? Maždaug, per pusę padalinsim. Taksistas. Pasakas vaikams skaitote? Moteris, mama skaito? Aš tai mama mūsų šeima, aš irgi skaitau. Pasakas. Kas valgyt ruošia? Vyrai? Kas už tai, kad vyrai ruošia valgyti? Kas už tai, kad moteris? Moteris. Kas už tai, kad neruošti, o užsisakyti arba išeiti kažkur tai restoraną, ne? Man įdomu, rolė susidėlioja natūraliai, ar kažkaip tai atsisėdat prie stalo ir sakai, čia aš plaunu indus, tai tu šiukšlės tada neši, ne?
Šiandien aš darau valgyti, rytoj tu darai valgyti. Natūraliai kažkaip viskas atsiranda, ne? Nereikia turbūt šnekėti ir mąstyti. Bet tą, ką noriu pasakyti, rolės jos iš tiesų, jeigu taip žiūrėtumėm turbūt nuo senovės, kokios jos buvo, ne? Moteris buvo šeimos židinys, vyras buvo medžiotojas, ne? Tai moteris, sakykime taip, kodėl moteris gal, nežinau, mano žmonai, pavyzdžiui, labai svarbi vieta yra virtuvė. Nežinau kodėl, tokia, labai svarbi vieta. Ar tai kyla iš labai senų senovės, kad moteris buvo tas, kas laukdavo vyro namuose, o vyras eidavo medžioti? Ar tai yra, ar tas besikeičia, aš nežinau, negaliu to pasakyti, ne? Aš pasidalinsiu savo subjektyvią nuomonę ir taip, kaip aš matau, ir taip, kaip aš žiūriu į visą šitos procesus besikeičiančius. Nes dalis tų procesų, manau, keliauna teisinga linkme, dalis procesų keliauna neteisinga linkme. Tai mūsų funkcijos iš tiesų, jeigu taip žiūrėtumėt, kai kur jos yra labai panašios, ties dalim funkcijų, sakykim taip, bendrai dauguma sutarė, kad čia faktiškai visose šeimose yra vyro funkcija, čia visose šeimose moterų, ne? Dalis funkcijų mes norėdami būti lygus, kaip žmonės, ne, mes kartu darom ir vieną ir kitą. Tai šeimą, jeigu turbūt žiūrėtumėm visame šitame progrese, tai visą laiką mes dar turim žiūrėti laiko tėkmėje, ne? Laiko tėkmėje yra vienas dalykas, ir kas apskritai yra šeima. Pradžiai aš esu vienas, ne? Vienas tai reiškia, kad su savo visu ego aš ką noriu, tą darau. Aš noriu miego, aš noriu rūbus belekai numetu, noriu tvarkausi, noriu nesitvarkau, noriu plaunu indus, noriu neplaunu, per savaitę kaupiu, ką noriu, tą darau. Galiausiai ateina iššūkis, kai atsiranda meilė, ne? Visada būna euforija, bet meilė tai yra iš principo atsidavimas vienas kitam. Tai reiškia, tu savo ego paaukoji dėl kito žmogaus. Atsisakai kažko, ne? Dalį funkcijų pasidalini, nes iki tol, kol tu buvai vienas, tai visas šias funkcijas sudarydavai vienas. Tiesiog nebuvo kam daryti. Gal mama darė, nežinau, priklauso. Turbūt, jeigu gyvenat su tėvais, tai gal mamai, ten, tėčiui kažkiek tai dalį, kaip čia, angliškai outsourcindavo, nedalyko. Ir galiausiai visiškai viskas vėl apsiverčia aukštyn kojom, kai atsiranda tie maži angelai mūsų šeimose, kur apskritai tu net save užmiršti ir savo antrą kartais pusę užmiršti, nes visas gyvenimas pradeda suktis apie juos, apie jų būrelius, mokyklas, žodžiu, viskas gyvenimas pradeda suktis apie tuos, ne? Tai visame šitame šeimos progrese iš tiesų yra labai svarbu suvokti, kad čia visą laiką keičiasi rolės, ne? Iki kol nebuvo vaikų, tai nei vienas nedirbo taksistais, ne? Bet staiga atsiranda šita rolė ir su kiekvienos naujos rolės atsiradimu iš tiesų atsiranda daugiau įtampų, mažiau laiko ir daugiau įtampų, gal taip pavadinkime, ne? Ir dėl to yra labai svarbus kai kurie momentai. Aš visą laiką sakau, svarbiausia, jeigu taip žiūrėti, tai yra neužmiršti 3 dalykų. Mes kiekvienas gyvenime turim savo rankose 3 stiklinius kamuoliukus. Yra šeima, mes kiekvienas būdamas kaip aš atskiras individas, tai yra, mes negalim užmiršti, kad negali užmiršti savęs ir savo realizacijos, ne? Visi mes klausom turbūt, tai ką aš čia veikiu šitam pasauly, kokia mano misija, ar aš čia gerai, kad atsiradau, negerai, koks mano tikslas, ne? Mes vis tiek apie tai galvojam. Ir paskutinis yra darbas, ne? Nes, jeigu aš visą laiką sėdėsiu filosofuosiu, netgi jeigu aš būsiu geras tėtis, bet turbūt net nešiu pinigų ir nieko gero nesitiks, ne? Tai gyvenimo iš tiesų visa esmė yra neužmiršti, kad yra 3 šitie kamuoliukai ir reikia gyvenimo kelionį žongliruojant, būti pakankamai gerų žonglirierių, kad neįvyktų taip, kad jie pradėtų vienas ar kitas daužytis, ne? Nes kai pradeda daužytis, pradeda toks gyvenimas atrodyti nelabai pilnavertis. Yra iš tiesų gerų tautybių, ne? Viena iš jų yra turbūt žydai, kurie turi pakankamai stiprius pamatinius principus. Ir iš tokių pamatinių principų aš kažkaip galvojau, kad prasminga būtų pasidalinti vienu.
Ir vienas iš jų sako, kad iš tiesų harmonijos yra 3 lygiai, ne? Mes dažnai būna kai kurie žmonės sustoja, sako, oi, man nesiseka darbe. Nu, kažkas tai vyksta, ne? Tai žydiškai principai sako, jeigu tau nesiseka darbe, paklaus savęs, ar viskas pas tave gerai šeimoje. Ne? Nes jeigu pas tave negerai šeimoje, yra labai natūralu, kad pas tave darbe nebus viskas gerai. Dėl to, kad tu į darbą, tu negali išeidamas užmiršti tų emocijų, dėl to, kad tiesiog tu esi emocionali būtybė. Ne? Tai, sako, grįžk vienu žingsniu atgal. Ne? Pasižiūrėk, ar tikrai čia esi susitvarkęs. Nes kai čia susitvarkysi, čia irgi viskas bus gerai. Dabar, kai čia yra negerai, tada, sako, grįžk dar vienu žingsniu atgal ir pasižiūrėk, ar pas tave viskas gerai su savim pačiu. Ar tu su savim jautiesi gerai? Ar tu jautiesi gerai, kaip tu atrodai? Ar tu jautiesi gerai, ką tu mastai? Ar tu jautiesi gerai, ką tu valgai? Ar tu jautiesi gerai apskritai su savim pačiu? Tai viskas prasideda nuo harmonijos su savim, ne? Tai, o kas tai yra? Tai yra vidinė ramybė. Jeigu pas tave jinai yra, tada ir yra pas šeimą abudu žmonės, tiek pas vyrą, tiek pas moterį, tada atsiranda harmonija šeimoje ir tada atsiranda sėkmė darbe. Tai tiesiog, nežinau, man atrodo, laimingas gyvenimo komponentas yra vidinė ramybė. O mano filosofijoje, kadangi moteris yra šeimos židinys, tai jos vidinė ramybė yra ypatingas svarbu. Moteris patvirtins ar paneigs? Patvirtins? Tylė visi tokie ramus. Per daug giliai kapstau gal, ne? Ne? Pradžiai buvo tokie apie skaičius, tokie, brutalūs, toks vyriškas, verslininkiškas požiūris, ne? O čia toks truputį gilus filosofinis. Tai ir dabar dar iš kitos pusės norėjau į visą šitą situaciją, į pasikeičiančią apskritai rolės, pasaulį, principus, dar truputėlį pažiūrėto Europą versus Aziją. Prieš porą metų mes su visa šeimina nuskridom į Šri Lanką ir buvo tikrai gera žiūrėti žmonės su šviesiais veidais, nieko neturinčius, ten parduodančius rūbus gatvėje turbūt po $1, ar ten, nežinau, per dieną turbūt priprekiauna gal už $20, nu aš taip galvoju, ne? Nepale 5 milijonai žmonių gyvena už $5 per mėnesį. Man buvo šokas, ta prasme, kai aš sužinau tokius skaičius. Bet tie žmonės laimingi, ne? Ir klausimas visą laiką yra, tai kodėl jie laimingi, ne, kurie aš savo užduodu. Tai pagalvojau, kad būtų smagu pažiūrėti tiesiog per tam tikrą statistiką. Kol mes ten buvom 3 savaitės, tai nebuvo niekada savaitės, kad būtų 5 dienos darbo. Buvo tai mėnulio šventė, tai kažkokie pabaigos, kažkas tai metai, tai kažko naujo pradžia ir ten, žodžiu, niekada nebuvo taip, kad būtų 5 darbo dienos. Ir sako, mūsų vyriausybė jau pradeda diskutuoti, o gal reiktų šventės mažinti, ne? Nes, reiktų BVP kelti, ne? Jo, tu pasižiūri BVP iš tiesų lyginam su Lietuva asmenį, 5 kart skirtumus, tikrai. Šeimos dydžių mes dvigubai mažiau turim vaikų negu jie, ne? Tai jeigu šiaip pagalvoji, tai šitas vaikas, šitos šeimos ir šitos turi 10 kart mažiau pinigų arba 10 kart mažiau turi ką valgyti. Tiesiog, dėl to, kad taip gaunasi. Bet jeigu mes pasižiūrėm į mūsų skyrybas, ne, mes visi bėgam kuo greičiau kažką nuveikti, kuo greičiau kažką padaryti, daugiau užkariauti, daugiau pinigų, daugiau, nežinau, didesnį namą, didesnį automobilį. Tai pasižiūrėt, tai statistika yra 20 kartų didesnė skyrybų pas mus negu pas juos. Ir švenčių pas juos yra 3 kartus daugiau, ne? Tai man tokia peršasi, ar tai yra visgi religijos pasiekmė, kad tenais yra kitokia religija negu pas mus. Nors ir šitoj ir toj religijoje turbūt šneka apie, kad šeima yra pamatinė vertybė apskritai, ne? Ant ko stovi visa visuomenė. Bet man peršasi atsakymas toks, kad netgi tos pačios švenčių dienos, ne? Ir buvimas daugiau su šeima, su savo draugų ratu,
jis iš tiesų sąlygoja apie tai, kad visuomenė yra sveikesnė. Sveikesnė tai, kad jie mažiau skiriasi ir mažiau barasi. Ne? Sveikesnė net jie turėdami mažiau pinigų, jie turi daugiau vaikų ir jie sugeba džiaugtis jais. Tai čia šiaip pamąstymų, ar mes Europoje judam į tą pusę, ar ne į tą pusę, ne? Ir kaip tą galima pakeisti. Grįžkim vėl šiek tiek prie projekto pačio, ne? Prie išmanios moters, o kodėl visą tai, ne? Tai aš gal pasidalinsiu savo mintim, kaip aš apskritai matau ateities jaunimą ir žmonės, ne? Nemažai profesijų, tą, kad šitą skaidrę ir norėjau parodyti juodai. Tiesiog aš turbūt parodžiau, kad tarp geriausiai apmokamų profesijų yra tos, kurios yra visiškai nebesusijusios su tavo būtinybė fiziškai būti toje vietoje, kur tu atlieki savo darbą. Net pusė iš profesijų iš principo nebereikalauja tavo fizinio buvimo. Kas implikuoja, kad tu gyvendamas rajone, Šiauliuose, Telšiuose, Panevėžy, tu gali atlikti darbą žmogui gyvenančiam San Franciske. Prezentacija pagal, sakykime, mano idėjas iš tiesų atliko ir padėjo sudėlioti išmanioji moteriai gimęs projektas virtuali asistentė. Ne? 90% viso to, ką jūs matote, padarė žmogus, ne? Kurį pagimdė projektas. Aš jo gyvenime nesu matęs. Gal tame projekte, kur dalyvavau kažkokiuose moderavime, aš esu matęs, bet šiaip aš jo asmeniškai nebuvau sutikęs. Ne? Tai, ko jūs matote. Ir mes puikiai susišnekėjom ir žmogus padarė visą darbą. 90% viso darbo padarė žmogus, kurio aš fiziškai nemačiau. Kas implikuoja, kad jūs iš bet kur būdami, suprasdami tą skaitmeninę visuomenę ir skaitmeninės profesijas, jūs galite uždirbti ne tuos 4 eurus per valandą, bet uždirbti po 40 eurų per valandą, kas yra maždaug valandinis įkainis tai skaitmeninėje erdvėje, jeigu jūs mokate anglų kalbą ir jūs suprantate tuos skaitmeninius dalykus ir skaitmeninės profesijas. Ar ten reikia eiti? Klausimas yra geras. Čia prasideda ir nuo universitetų, ir nuo kitų dalykų, bet kad mes iš čia galim daryti krūvą dalykų, tai kam ir matom krūvą besisteigiančių centrų, mes galim aptarnauti labai daug pasaulyje, nepriklausomai nuo to, kad mes esame kažkokiam tai visiškam miniatiūrinė valstybė pasaulio mastu. Ir čia vis laik yra klausimas. Mes kai tame projekte dalinomės, arba aš iš žmonos klausiausi jos kelionės po Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, man buvo viena labai didelė įžvalga. Tie žmonės, kurie gyvena Vilniuje, jie turi pakankamai platų mąstymą. Gerąja prasme, ne? Nors ir tai jis yra nepakankamai platus, nes jis dažniausiai ribojasi Lietuvą. Jeigu tu darai verslą arba inicijuoji, tai tu dažniausiai ir apsiriboji Lietuva. Lietuva, rajonas, parduotuvytė, tokie namudinis mažas versliukas. Ir to baigėsi fantazija. Tai Vilniui dar gali mąstyti apie keletą ir supranta, kad reikalingi verslui srautai, arba tu supranti, kad ir dalis idėjų eina jau mąsto apie pasaulinius dalykus, jau mąsto apie skaitmeninius dalykus. Kuo tu toliau į Lietuvos keliauni link, pavyzdžiui, Šiaulių, tu supranti, kad apie ten nieks nieko nešneka. Ir jiems trūksta žinių, o kai trūksta žinių, niekada nenukeliaus toj kelionį. Tai mane tai džiugina tai, kad tam projektui net pasibaigus, tų moterų bendruomenės, jos toliau renkasi ir bendrauja. Kas ir yra projekto esmė, ne? Kad tau reikia tik ugnelį įžiebti ir to pakanka, kad pati organizacija ir pačios bendruomenės galėtų savistoviai išsilaikyti bendrauti. Ir visą tai gali pasidaryti pačios bendruomenės.
Apie ateities profesijas, lygiai tas pats. Ne? Ateities profesijos, kur yra mąstant, ne, viena iš jų yra entrepreneurystė arba smulkus verslas. Tai apie tai iš tiesų verta tiesiog pamastyti, kad dauguma šitų dalykų, tu į jas orientuodamasis tiesiog gali uždirbti daugiau pajamų negu vidutinis statistinis lietuvis. Bet, ką noriu pasakyti, didžiausia nauda yra ne tai, kad tu uždirbsi daugiau pinigų. Didžiausia nauda apie tai, kad tu gali būti bet kur. Tu gali būti bet kur. Tau nereikia važiuoti darbą fiziškai. Tu gali būti namuose su savo vaiku, jį užmigdai, ne, pasiemi kompiuterį ir padarai darbą. Ir tai gali viskas pasikeisti, jeigu čia daugiau moterų keliautų tą linkmę. Kas dabar svarbu apskritai, jeigu mes šnekam ar pradėt moteriai verslą ar ne? Nes aš visą laiką logiką, gal ne viską aišku reikia remtis logiką, bet logika mano yra tokia, kad jeigu, kai moteris pagimdo vaiką, pirmi metai yra visiškas turbūt atsidavimas tam vaikui. Jeigu moteris dar nusprendžia negrįžti į darbą, tai sakau, yra unikali galimybė sustoti. Nes mes net nesugebam išbūti universitete visų metų. Nuo 2 metų nueinu į universitetą, jeigu skaitau paskaitas, pakelia kokie 3 žmonės, kurie nedirba. Visi kiti dirba. Visi kiti dirba, nes visi kažkur tai skuba. Ir kada universitete tu dar neturėdamas kompetencijos įstoji į tą traukinį, ne, Šinkanzeną, kuris važiuoja milžinišku greičiu ir veža tave per gyvenimą, tu nebeturi galimybę sustoti. Nes pas tave turbūt atsiranda draugė, kai atsiranda draugė, tau reikia biškį daugiau pinigų, tu tada įsivaizduoji kilti karjeros laiptais, tau jau išeiti iš darbo tampa truputėlį sudėtingiau, keisti iš vis kardinaliai profesiją dar pasidaro sudėtingiau. Ir tada atsiranda, jeigu kažkoksai, tai jeigu vestuvės, tai tada reikia jau ir būsto, jeigu būsto, tai tada neturi pinigų, jeigu tėvai neturi, pasikabina ant sprando paskola, kai pasikabina paskola ant sprando, tampa kuo toliau, to vis sudėtingiau kažką keisti ir tau jau reikia dalies stabilumą. Tai vaikelio gimimas, aš sakau, čia kaip toks dievulio irgi su varpeliu suzvimbėjimas, kad tai yra unikali galimybė moteriai sustoti, pagalvoti ir nuspręsti viską pakeisti. Ir jeigu tu darbe kiekvieną dieną eini, ne su šypsena, o galvodamas, ką aš ten darau, ne? Bet jo, reikia pinigų šeimai, turiu eiti. Tai yra unikali galimybė pradėti savo verslą. Unikali galimybė. O skaitmeninį verslą yra ypatingai gera galimybė, nes tau ten nereikia beveik turėti savo pinigų. Tau reikia pasidomėti, paskaityti kursus, bet tau, kad tapti, nežinau, user experience designeriai, tau užtenka kursų ir intuicijos. Ne? Marketingo specialistui, ar ten Google specialistui, ar ten kažkokių domenų analitikui, krūva dalykų, tau tiesiog reikia dalies kursų ir pradėti dirbti. Viskas. Tau nieko nereikia ir viską tu gali daryti tiesiog iš savo namų, niekur nevažiuodamas. Ne? Tai nereiškia, kad reikia nustoti bendrauti, bet tu gali visiškai kitaip daryti. Bet čia yra vienas pavojus. Link to, ką šiek tiek pamačiau ir pats patiriu, kai tu turi savo verslą. Tavo darbotvarkė baigėsi maždaug 1 nakties. Dėl to, kad yra tiek darbų, kad tu varai, kol gali, jau kai pradeda kelias merkti, sakai, jo, ir jau būtų neblogai 5-6 valandas pamiegoti ir vėl eisiu į tą patį ritmą. Tai vienas dalykas, aš visą laiką sakau, savo verta prieš pradedant verslą, savęs užduot klausimą, o kokia pinigų suma po 3 ar po 5 metų mane tenkins ir aš būsiu laimingas. Ne? Nes ją susikūręs, tu nusistatai savo saiko ribą ir tada tu gali truputėlį reguliuoti. Jeigu tu jauti, kad tu greičiau judi, tai gal nereikia perspaust savęs, kad paskui širdelė pradėtų kažkaip negerai jai būti. Tai saikas yra vienas dalykas. Antras dalykas yra laiko valdymas. Dėl to, kad kai tu pasineši savo verslą, sėdi kompiuteriuose, jau dabar restorane turbūt nemažai nuėjo šeimų, ir čia matau vyrai spaudinėja telefonus,
Tada moteris, jeigu nuėjus į restoraną, mato, kad vyras spaudo telefoną. Tai dažniausiai, jeigu vyras net pakvietė į restoraną savo žmoną, su žmona susipyksta. Dėl to, kad vyras vietoj to, kad bendrautų su savo žmonais, jis spaudė telefoną. Ne? Tai šitie išmanus dalykai rodo, kad mes su technologijom nesugebam susitvarkyti patys. Ne technologijos yra bėda. Bėda yra, kad jos taip greit atėjo pas žmonės, kad mes nebesugebam susitvarkyti su savo pačių laiku. O tai reiškia, mes turim žengti žingsnį atgal ir jį kažkaip padalinti. Vienas iš neblogai, sakykime, neseniai skaitytų straipsnių, kur aš save pagavau, aš visą laiką darydavau tai dėl verslo. Ne? Tai reiškia, aš pirmadienį ryte atsikėlęs, aš visą laiką savo susikuriu savaitės planą. Kas mane džiugins savaitės pabaigoje? Ką aš noriu būti nuveikęs? Ne? Bet kas mane tame straipsnį sužavėjo, paklausė, kad žmogus iš tiesų turi labai daug rolių ir veidų. Jis yra, kaip aš, tėtis, jis yra sūnus, jis yra kažkam dėdė, ne, turi kažkam krikštatėvis ir krūva kitų rolių. Ne? Ten, nežinau, kažkam bosas, kažkam kolega, nu krūva rolių, mes kiekvienas turim gyvenime. Klausimas, kuris yra, o ką tu nori dėl kiekvienos rolės padaryti? Ir kitas, o kokios tavo 3 pagrindinės rolės, kurias tu žaidi šitam gyvenime. Ne? Tai aš nusprendžiau, kad mano 3 pagrindinės yra žmona, vaikai ir verslas. Ir aš tada supratau, kad dėl verslo aš sugebu suformuluoti pakankamai nemažai, ką aš noriu nuveikti per savaitę. Bet kai aš savęs paklausiau, ką aš noriu padaryti dėl žmonos, tapo pakankamai sudėtinga. Tada kai pagalvojau, ką aš noriu padaryti per savaitę dėl savo vaikų, tapo irgi ne taip paprasta. Ne? Bet tie klausimai, jie priverčia šiek tiek susimastyti ir pagalvoti, kur mes, dėl ko mes gyvenam, ne? Nes mes dirbame, kad gyventumėm, bet negyvenam, kad dirbtumėm. Ne? Tai už tai yra labai svarbu apskritai tos klausimus laikas nuo laiko savo išsikelti. Nes kai tu išsikeli ir atsakai, būna lengviau gyventi. Tai man atrodo yra keletas dalykų, ne, kurios apskritai yra turbūt svarbu, kad būtų harmonija ir kad tas laikas, pradėjus, sakykime, tuo išmanumo keliu važiuoti, kurias vietas reikėtų stiprinti principialiai šeimose ir tose ateities kartose. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, aš manau, tai yra emocinis intelektas. Tai vieni gali vadinti psichologiją, aš manau, kad Golemono knyga emocinis intelektas turėtų būti dėstoma nuo 5 klasės mokyklose, tam, kad vaikai suprastų, kaip jų poelgiai verčia kitus žmonės jaustis, ne? Jie tada geriau suprastų, ką jie nenorėtų daryti, arba ką norėtų daryti, kad žmonės jaustųsi geriau. Kitas dalykas, kaip ir kalbėjau, tai yra vidinė ramybė, keliaujant tuo keliu, jeigu jūs lanko kartais nesėkmės iki, ar jinai yra pas jūs viduje, jos atradimas. Trečias dalykas, tai yra pagarba, tai yra tiesiog abipusė pagarba, gerbimas kaip žmogaus, ne? Kai kartais būna konfliktas, visą laiką sakau, įsivaizduokit, jeigu būtų tai svetimas žmogus, ar tu taip elgtumės. Jeigu tu taip nesielgtum, tai tu tiesiog priverti save pamastyti. Ir kažkada tai neklausiu, nes tai turbūt bus negražu, ne? Ar įkrėčiat kartais vaikam į kailį, tai ačiū Dievui, aš esu turbūt gavęs, bet nežinau, gal vieną kartą gyvenime, kurį atsimenu, savo vaikam aš to nenaudoju. Bet viena tokia mokytoja labai davė puikų pavyzdį. Sako, vaikas, sako, senyvo amžiaus žmogus, tai beveik kaip vaikas, ne, susenėjęs su vaikėlė, ne, sakau, jo. Tas sako, jeigu senelė taip pat padarytų, pavyzdžiui, išpila pladuką ar ten košę, tu ant jos rėktum, o tu jai duotum per užpakalį. Tu tada susimastai, kad, tai koks skirtumas, jeigu taip jau visiškai. Ir tada tu supranti, kad mes kartais piknaudžiaujam savo gale,
ne? O kas reiškia, kad mes neturim pagarbos kitai būtybei arba kitam žmogui. Ne? Vien dėl to, kad jis yra, sakykime, silpnesnis. Tai pamastykite, kad pasiaukojimas, kaip sakiau, ne? Meilė, tikroji meilė yra meilė ne dėl savęs, o meilė dėl kito. Ir laisvė, tai meilė dėl kito, tai turi būti tokia, kuri jinai nepriboja, ne? Nes mes visgi kiekvienas turim be tos šeimos, be darbo tą savirealizaciją, tą savo norus. Ne? Tai meilė turi būti neįpareigojama. Antras žmogus nėra jūsų nuosavybė. Ne? Jūs gyvena drauge dėl to, kad jūs kažkas turit kažką tai bendro, ne? Ir kai užsimirštat, pagalvokite, ką turit bendro. Ir dabar norėjau paklausti, nes man visą laiką kirba tokia viena mintis ir noriu tiesiog ją pasitikrinti. Jeigu, kiek iš jūsų turit savo verslus, gal gali pakelti rankas? Gerai. Tai likit, ir kiek dirba samdomą darbą? Mano dabar klausimas, jeigu moterim, jeigu leisime, jeigu jums ateitų rytoj darbdavys ir pasiūlytų truputėlį mažesnę algą, bet galimybę dirbti 4 arba 6 valandas, galit pakelt ranką, kurios iš jūsų sutiktumėte? Na, tai mano spėjimas 80-20, čia turbūt 60-40, nelabai pataikiau, ne? Bet tą, ką noriu pasakyti, tai turbūt darbdaviai, nes buvo pora, kurie turi verslus, ne? Tai mintis, kuri man kerba, ne? Aš sakau, kad jeigu moteris turi nemažai vaikų ir dirba dar taksistų ir galėtų pajudėti link tų skaitmeninių verslų, jinai ir turėtų dirbti kokių 20 valandų. Nežinau, arba vyras gal dalį funkcijų galėtų imti ir tada galėtų ir vyras dirbti 20 valandų, ne? Bet tą, ką ir noriu pasakyti, Europai turbūt su šitais tempais ir mūsų norais važiuoti visokius burelius, vežioti vaikus, kad jie greičiau tobulėtų, verčia prie to, kad pas mus yra labai daug streso ir kaip rodžiau toj skaidriai, galiausiai jie baigėsi labai nefaina statistika mūsų skyrybose. Tai galbūt darbdaviai galės pamastyti ir galės pagalvoti, kad va šitoj vietoj galėtų pasielgti kitaip ir pamastyti, kad moterim galėtų duoti 4-6 valandas per dieną, duoti daugiau laisvės, matyti besišypsančią dažniau darbuotoją, matytų besišypsančią dažniau mamą vaikai, matytų besišypsančią dažniau žmoną vyrai. Tai su tuo aš ir noriu pabaigti, kad mes savo gyvenime turėtumėm daugiau šypsenų, o su tokiais projektais kaip Išmani moteris, kad skaitmena vis tiek atėjo. Jinai niekur nedings. Klausimas, ar mes ją galim įdarbinti dėl savo gerovės ir išlaisvinti laiką, ar mes tai ignoruosim. Pasirinkti mums. Ačiū.